Taip, ir Vanda. Aš labai sunkiai suskaičiau, kokia čia šalis, va, galit pasižiūrėti, Vanda. pasigyriau. Vanda. Gitoki Farm Washed Red Bourbon. Nu, veislė gerai žinoma. Washed. Pati saugiausia, sakykime, apdirbimo forma. Važt būna tada toks švaresnis, grynesnis skonis, bet ir mažiau saldumų. Ja. Skrudinti lengviausia, tai gal, nu, matysim visai, gal eksperimentuosim, bet Washed yra pirms taikinys. Teks. Čia bus cikšt. Ištis перебору nič. Бам. Zir. Kol Aleksandras čia kažką dabar irgi ruošęs mals. Taip, mals. Jo, melsiu, reikės vandenį kaist. Tai aš norėjau dar pasakyti, kodėl užsirašom mes čia ant lapo tas kavas. Nes po to, kai jas degustuojam, rašom visus tos skonius ir kokias skonio natas jaučiam. Ką mums primena tas skonis. Jo. Galima pasakyti, kad irgi su tom skonių natom, kaip kitiem... Biškį dar pertrauksiu, biškį papuriškį. Jeigu neturi tokio, namuose norės kažką padaryti, galima su kur augalus arba su burna. Ne, su burna gal nebent vieni gerisi degustuosit, gali. Papurkšti, kad neliptų prie girnų. O apie skoninės savybės dar ką norėjau pasakyti, kaip čia rašom, kad natos ten riešutai, pieninis šokoladas ar ten kažkokie vaisiai, vynogės. Tai kad, kaip jau esam sakę, negalvotumėt, kad ten kažko pridėta. Tiesiog, kad kava primena tokius skonius lygiai taip pat kaip daug kas sako, kad ten kokia gyvačių mėsa primena vištieną ar ten kažką, tai čia ir su kava pat, kad ką primena. Ar jau kaisti visgi vandenį? Jop. Vaisiukai. Kolumbija, braškės kažkokias man. Čia po to gal festivalio braškikės. Taip, sužavėjo Aleksandrą kava tokia. Braškėm fermentuota. Taip, bet jokių nieko nepridėta, tiesiog natūraliai. Labai garsiai. Estetika. Estetiką išlaikyti. Estetika. Kavutė. Nu visas iš kofių. Aš galvoju, sakau, čia dėl to labai šviesus tokio skrudinimo. Visos vaisiškos. Daug vaisiškų. Jo, nu tokia jo. Bet aš turiu baimę, kad nebus kaip su tom vienom kavom, kur kad neužpliko. Derlius nesens, matys. Ir turėtum. Čia tokie tabakai, dūmai. Bet kaip Peru. bet įdomiai. Kiek stiprus kvapas. Washed. Kaip mokė chemijos pamokuose, šiaip reikėtų ne taip uostyti. Taip reikėtų šitą. Iš plenzūrėlės. Nes labai nosiai stiprus kvapas. Taip, apskritai. Vidutinio lengvo skrudinimo kavoj. Visi skoniai viduj, tai va čia ką mes pauodžiam, tai toks vienkartinis, nu ne vienkartinis, aišku, susimalkom, turi didžiausia aliejai išsiskleidžia po malimo, tai tarp
vaisių ir dar Daržovių. Tarp vaisių ir daržovių. cido vaisių daržovių sultis. Nu va. Cam ir cam. Čia tas šilta, tai. Taip, reiktų laikmatį turėt. Gal. Pakalbėsiu. Gerai. Labai geros svarstyklės su laikmačiu. Su laiku. Nusiemi laiką. Ne, kai užpilsiu čia, aš turiu menį. Kai užpilsiu. Pilsim 4 minutės. Žodžiu, jeigu namuose darysitės, nu tai ką, tarkim, turit, kad ir maltą kavą, bam, iki šito momento jau daėjot. Gali čia iš akies, jei aš buvau čia kokie 2 šaukštai geri kavos ant 200 ml, normalus puodelio. Ir užsiplikysit vandenį, priklausomai nuo kokio kava pas jūs tamsiai skrudinta, nu, iš parduotuvės. Tai gal nebūtinai reikės labai karšto vandens, bet jeigu turėsit rūšinės kavytės vidutinio skrudinimo, tai gan karšto vandens. Mūsų atveju palauksim 15-20 sekundžių, pilsim.